charakterio savybės. Tai jos yra su laiku išugdoma, bet yra svarbiausia užsispyrimas, disciplina, kantrybė, tikėjimas. Štai šitas. Tikėti, kuo darai ir iš tikrųjų, kad ir kiek kartų nesisektų, daryti toliau, jeigu tuo tiki. Šiuolaikiniam jaunime, ko aš pasigendu, tai iš tikrųjų veržlumo ir bendravimo, nes labai uždaras jaunimas šiais laikais yra ir trūksta komunikacijos jiems tarpusavį. Facebookas vis tiek daro savo ir tai socialiniai tinklai, tai noris to tiesioginio kontakto, kad žmogus į akis žiūrėtų, o ne galvą nuleidęs. Tai jaunimui reikia veržlumo ir tikėti, kad jie kažką pasieks gyvenime, kad tas internetinis gyvenimas nėra gyvenimas tikras. Ar dabar yra reikalinga turėti profesiją, žmogus be profesijos, tai nežinau, žmogus neliferis, ar ne, kuris viską gali ir to pačiu nieko negali. Žmogus privalo turėti profesiją. Kitaip, aš baigiau, tarkim, studijavau dizainą interjero, baigiau čia Klaipėdos įmonių paslaugų verslo mokykloj, studijavau dailę, bet mano pašaukimas buvo renginiai, tai baigiau renginių organizavimą. Kitaip ir negali būti, žmogus taip ir vertinamas pagal tai, ką jis yra baigęs ir kokią patirtį turi. Tai manau, kad žmogus privalo turėti profesiją, bet kokią, bet privalo turėti.